12 mokyklinių metų prabėgo kaip viena diena. Žiūrėdami į jūs, brangūs abiturientai, mes matome jaunus ir stiprius žmonės, nešančius savyje beribės laisvės idėją, tobulybės siekį, iššūkį kasdienybei ir nuolat ieškančius naujų uostų. Palydėti jūs išplaukiančius iš ramybės uosto atvyko 2015 metų tarptautinio konkurso Baltijos gintarėliai laureatė Meda Siliūtė, kuri atliks Wolfgango Amadėjaus Mozarto kūrinį Das Butterbrot. Medos muzikos mokytoja Liudmila Tunaitienė. Mėly abiturientai, tėveliai, svečiai, mokytojai, kalbą jums sakys gimnazijos direktorė Marina Skirbienė. Labą dieną, mėly svečiai, abiturientai, mokytojai, tėveliai. Šiandien išleidžiame 101 20 laidos abiturientų. Džiaugiamės įteikdami brandos atestatus liudijančius apie vidurinio išsilavinimo įgijimą visiems šios laidos abiturientams. 7 abiturientų brandos atestatuose žinios įvertintos 9 ir 10. Tai Geistės Kubutytės, Agnės Buinickaitės, Mildos Banaitytės, Dovydo Važono, Augustės Margėnaitės, Mildos Gatelytės ir Mindaugo Ranausko. Dviem abiturientams iš šio tarpo, sėkmingai išlaikiusiems brandos egzaminus, šiandien mes įteikiam atestatus su pagyrimu. Tai Mildai Gatelytei, Augustai Margėnaitei. Per šią sesiją mūsų abiturientai išlaikė 432 egzaminus. 33 egzaminai iš jų įvertinti aukščiau negu 90 balų. Šaunuoliai abiturientai. 7 mūsų abiturientų egzaminų brandos žinios įvertinti 100. Tai Mindaugo Ranausko anglų kalbos egzaminas, mokytoja Virginija Bartkuvienė. Tai Justino Martinkaus anglų kalbos egzaminas, mokytoja Virginija Bartkuvienė. Tai Geistės Kubutytės anglų kalbos egzaminas, mokytoja Virginija Bartkuvienė. Mildos Gatelytės anglų kalbos egzaminas, mokytoja Lolita Kučinskienė. Edgaro Vytauto anglų kalbos egzaminas, mokytoja Sigita Filičkina. Bičkausko Laurino 2 egzaminai įvertinti 100. Matematikos egzaminas, mokytoja Daiva Terienė. Ir informacinių technologijų egzaminas, mokytoja Tatjana Balvočienė. Sveikindami visus abiturientus su pasiektais rezultatais, atestatas šiandien bus jūsų rankose. Norime padėkoti tėveliams, kad įkvėpėte abiturientus, mokinius, kad patikėjote juos mūsų gimnazijai. Ačiū tėveliams.
Taip pat dėkoju puikiai mokytojų komandai už kokybišką, už rezultatyvų darbą. Boni discipulė, jūs išplaukėte iš mūsų gimnazijos uosto į plačiosius vandenis. Ir kaip jūreiviams kelrodė žvaigždė, tebūnie jums paskutinė mūsų sentencija. Scientia est stella in via. Valete, discipuli. Žodis suteikiamas svečiams. Labą dieną, gerbiami abiturientai, labą dieną, tėveliai, svečiai, gerbiamas Seimo nariai, labą dieną, kolegos, mokytojai. Iš tikrųjų, šiandieną Dūnų gimnazijai džiugi diena. Yra didelė šventė abiturientams. Tai jūs nuėjote pakankamai ryškų 12 metų kelią. Šitas kelias jums suteikia pažinimo, aš tikiuosi įdomaus pažinimo ir taip pat brandos. Šita branda jums suteikia laisvę pasirinkimo ateičiai. Ir aš viliuosi, kad jūs jau pasirinkote kiekvienas savo kelią tolesniai veiklai. Aš manau, kad jūs sėkmingai įveikite pirmą etapą, įveiksite ir antrą pasirinktą, ar tai mokslo, ar tai darbo, ar tai kitos veiklos kelią. Garbūs mokytojai, brangūs tėveliai, šiandieną susirinkome į nuostabią šventę. Deja, šioje gimnazijoje ši šventė yra paskutinė. Netrukus atversite aukštųjų mokyklų, universitetų duris, pradėsite eiti savo asmeniškų, savarankiškų gyvenimo keliu. Šiandieną išsilavinimas, geras išsilavinimas, labai svarbus jums asmeniškai. Atestatas tai dokumentas, į kurį sudėtas 12 metų darbas. Atestatas tai jūsų sėkmės bilietas kelionė į ateitį, į naujo gyvenimo pradžią. Mėly tėveliai ir svečiai mokytojai, dabar bus teikiami brandos atestatai. Abiturientus prašome sveikinti pasibaigus ceremonijai. Atestatai teikiami 4 E klasiai. Atestatus įteikti kviečiu gimnazijos direktorę Mariną Strbienę, direktoriaus pavaduotoją Vytautą Žemaitaitį ir klasės kuratorę Liliją Zanevičienę. Atestatas su pagirimu įteikiamas Augustai Norgėlaitei. Atestatą pasiimti kviečiu Adomavičių Paulių.
Na, mėly mokiniai, pasikartokim. Henrikas Radauskas. Pasaka. Pro dūmus traukinio, pro vielas telefono, pro užrakintas geležies duris, pro šaltą žiburį beprotiškai geltoną, pro karštą ašarą, kuri to jau nukris, pro gervių virtinę, kuri iš šiaurės skrenda, pro gnomo požemėse suneštus turtus, atskrenda pasaka, atogražų karšta plaštakė ir mirga margas spindulių lietus. 7 mylias žengia vaiko koja, našlaitės neliečia vilkai pikti, o eglės brolė dargi sukapoja, jos vyra žaltį, jūros pakrašty, loras sutrūpinių į dangų kelias, kalba akmuo ir medis nebylys, ir ieško laimės ant aklos kumelės, per visą žemę jodamas kvailys. Pasaulis juokiasi paspendę savo tinklą, ant žemės vieškelių, takelių ir takų. Klausau, ką pasaka man gėda kaip lakštingala. Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu. Brandos atestatai teikiami 4-ąjai G klasiai. Brandos atestatą pasiimti kviečiu Alsytę Karoliną.
metai. Dočiui tai besilaižant ir didžiai besidžiaugiant, štai kviestys puikiai regys ir raits pasirodė ir visus vadvon ateit pas Krizą paprašė. Svotų kožnas viens stojaus kepurę nuvoždams ir už garbę tą didei kaip reik dėkavodams, Krizą pagarbint ir svadvon ateit pažadėjo. O veivos ašma diena po tam pasirodė, štai visi kaimynai svodbiškai pasirėjo. Brandos atestatai teikiami 4 K klasiai. Brandos atestatus gimnazijos direktoriai padės teikti klasės kuratorius Saulius Danevičius. Brandos atestatas su pagirimu įteikiamas Mildai Gatelytei. Auškelnytė Julija. Agdonaitė Fausta. Alnytė Paulina. Barauskaitė Monika. Vilčiūtė Gabrielė. Buinickaitė Agnė. Enzelį Stasį. Fabianavičiūtė Svaja. Gailių Dominyka. Ivanovaitė Aulika. Kairį Domantą. Kauš Simona. Atraitytė Erika. Breca Edvina.
Jums, Justinas Marcinkevičius, toks vakaras. Šiandieną širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu. Vakaras toksai, kad nėra kur dėtis. Ir toksai net neišreiškiamas pilnumas ir lengvumas. Mėlynas kaip dūmas. Ir toli, labai toli girdėti. Vakaras toksai, kad nėra kur dėtis. Šiandien širdį pasivaikščioti išleisiu. Aš tai neisiu, aš tai niekur neisiu. Aš prašau, tik nesimindžiakit čia tiesi. Šiaip šitoje mokykloje jaučiu didelis malonumas, nes iš visų, aš čia stodama į muzikos mokyklą, čia pradėjau stojamosius egzaminus. Kitas dalykas, labai puikus žmonės ir kolegos čia dirba. Na, o trečias dalykas ir mano atžala čia mokosi. Nežinau, ar jis čia mokosi, ar jis trina solas. Tikiuosi, kad viskas bus gerai, kitais metais irgi išreiks kaip paukštis iš čia. Ir šiai progai, būtent šioms išleistuvėms, sukūriau dainą. Nežinau, kai bus premjera. Galvojau, grįsti, bet nebebus kur be padainuoti. Visgi darysim. Pirma juda lenta, pirmoji pamoka, pirmoji meilė. Palikus užrašuos rašytinė knyga, šauktukų ir kalnų ilgas eilės. Vaikystės pasaka pasibaigė taip greit. Atsiveria nauji keliai, numesk į širmą. Bauginantis, bet ir viliojantys keliai. Reikės tu drąsiai žengti į žingsnį pirmą. Išskleis sparnus, pakilk į dangų. Pažvelk plačiai, praverk į langą. Išskleis sparnus, pakilk į dangų. Pažvelk plačiai, praverk į langą. Tikėk svajonę, tikėk savimi. Plačiai atvertos visos durys. Kaip paukštis, tu paleistas su viltim. Reik, tu kaip gyvenimo nesupras. Išskleis sparnus, pakilk į dangų. Pažvelk plačiai, praverk į langą. Išskleis sparnus, pakilk į dangų. Apžvelk visus, praverk į langą. Prisimink, išskleis sparnus, pakilk į dangų. Pažvelk plačiai, praverk į langą. Išskleis sparnus, pakilk į dangų. Plačiai, praverk į langą. Brandos atestatai teikiami 4-ajai S klasiai. Brandos atestatą atsiimti kviečiu Abišalaitę Mantę. Thank you.
žiemos sonetas. Neatimki Dieve iš manęs, klydimo teksis. Noriu pats surasti savo kelią. Tik tavęs gal taip ir niekad neateisiu, bet aš trokštu pats patirt, kaip gelia klaidoje širdis. Aš baisiai noriu nusidėti ir palikti tuščią tavo rojų, tik patyręs nupuolimo vargą kietą vėliai, imsiuosi patarimu tavuoju. Kai sugrįšiu pas tave, koks džiaugsmas didis tėviškame tavo veide suspindės, tu sušuksi, grįžo štai sūnus. Aš kažkur toli, kur dingai viena, šiam ilgam kely, su tavim kartu, prie tavęs prisiglausti. džiaugtis, švęsti, neverkti. Tai ne paskutinė šventė, jų švenčių dar daug bus, prasideda naujas etapas. Aš neturiu ką pasakyti, visi pasakė, žydai išdainavo. Net ką pridėti. Bet aš iš savo patirties noriu.
trumpą palinkėjimą. Keliaukite, kad pažintumėt pasaulį. Mokykitės, kad grįžtumėt į šilų vidurį. Na, mano kalba galbūt truputėlį bus ilgesnė negu Saulius. Žinot, kad, na, mėgstu pakalbėti. Vaikai, mano kalba gimė kelionėje, kurią mes susirinkom išvykti. Todėl, kad jis taip paminėjo, kad keliaukite ir pažinkit pasaulį. Jūs nepatikėsite, kada mes numinėme dviračiais 500 km aplink Gotlando salą, tą salą, kurioje gyveno vikingai, kurie plaukė dešinėje, tai gal šį čia ir Lietuvą pasiekė. Aš kalbėjau su jumis, mindama dviračio pritraukus. Kalbėjau su jumis visais. Gal vienas kitas man pro pilkasias smegenėlės neprabėgo, bet kiekvienam sakiau kažką, tai kiekvienam kažką tai linkėjau. Ir tiesiog kelionės metu ir gimė man idėja, ką aš jums turėčiau palinkėti. Šita kalba truputėlį bus visiškai, tas linkėjimas bus visiškai kitoks ir jūs nenusigąsite. Tai aš. Įsiklausykite, įsidėmėkite ir išeikite. Šita šalis, kurioje aš buvau, labai turtinga, labai graži. Ją padarė tie žmonės, kurie labai sunkiai dirbo. Jų darbas buvo toksai. Todėl šiandieną kaip ten gera gyventi atrodo. Šitoje nuostabioje šalyje aš sutikau 2 merginas, kurioms švedaites, kurioms aš pasakiau, kad aš perduosiu jums linkėjimus. Žinote kodėl? Todėl, kad jos keliavo dviračiais aplink salą, norėdamos pažinti. Joms buvo labai sunku. Todėl, mano mėlieji, aš jums šiandieną noriu palinkėti sunkaus kelio. Tikrai sunkaus kelio. Kad jūs pajustumėte tą tikrąjį džiaugsmą, kad jūs pačiupinėtumėte, kad jūs savo sunkiu darbu, savo gebėjimais pasiektumėte tai, ko jūs norite. Todėl aš visiškai ramia širdimi jūs išlydžiu į sunkų kelią, bet jisai taps saldus. Išeikite, kada pasibaigs. Visa šventė. Ačiū jums, kad buvote. Ačiū jums, kad jūs pakeliate mane ir gražaus gyvenimo tik tais po sunkaus darbo. Tai va, sveiki visi. Šiandieną mūsų atėjome ne kokių eilėraščių deklamuoti, kaip kad išėjus iš mokyklos atsigręš, braukdamas ašarą ir dar vienas kartus myliu turėtų būti. Oi ne, tikrai to mes nesakysim. Mes tiesiog pasistengsim pasakyti didelį ačiū visam Liudūnos gimnazijos kolektyvui. Vakar iš tikrųjų bandžiau ruoštis kalbą, kažką rašiau, bandžiau prisiminti lietuvių kalbos pamokas, kaip reikia rašyti rašinius, laiškus, bet čia sustojus, atrodo, kilo visai kitos mintis, ką reikia pasakyti. Ir nesakysiu, kad paskutinį kartą mokykloje, nes tikiuosi, kad čia sugrįšiu, lankysiu mokytojus, papasakosiu, kaip man seksis tam gyvenime, kuris atsiverus iš šitų durų. Ir gal mokytojam nedėkosiu, nes jeigu man gal nori kažką pasakyti, sakė taip. Va, kaip mes čia atėjom pasiruošę.
netempsim gumos ir eisim iš karto prie sveikinimų. Tai pirmiausia, norėčiau padėkoti Vydūno gimnazijos kolektyvui, tai visoms valytojoms, visiems dirbantiems mokykloje, išskyrus mokytojus kol kas. Ypač noriu pabrėžti talentingoms valgyklos darbuotojams, nes jos idealiai atlieka savo darbą, kočiodamas mėsą iki nago plonumo. Tikrai bravo. Tai va, didelis ačiū Jums. Norime padėkoti mokytojams, visiems mokytojams. Ir visiems, nes net ir tiems, kurie asmeniškai manęs ar mūsų nemokino, bet praeinant pasisveikinant, pasikalbant, buvo galima išgirsti iš mokytojų nuoširdžius patarimus. Ir apskritai šioje mokykloje supratau, kad mokytojas yra ne tas žmogus, kuris yra aukščiau visko ir tu turi jam visą laiką pas nevergauti, kur būdavo, pavyzdžiui, Pamario mokykloje. Galėdavo mokytos dar daryti. Ne, čia yra visai kitaip, čia mokytos yra tavo draugas, jisai nuoširdžiai tau pataria, kartais gali ir tai suvarinti. Bet visą tai daro, nes tu jam lyg jo vaikas, jis savimi rūpinasi, nori, kad kuo geriau būtų tavo gyvenimas. Tai norim visiems mokytojams padėkoti ir šitos visos gėlės yra skirtos jums. Už jūsų darbą, už jūsų rūpestį ir už jūsų meilę mums, dvyliktokams. Norėčiau ir aš prisidėti prie didelio ačiū mokytojams. Kartais man mažas smegenėlės nelabai išneša, kokia kantrybė bei kokiais nervais jie yra apsišarvavę, nes kartais pamokoje sėdint mokiniai elgiasi taip, jog tėveliai, manau, net nesugeba to suvokti. Tikrai kartais pavarom. Tai va, ačiū už tai. Ir net nebejoju, kad daugelį mokinių jūs esate įkvėpę savo darbais ar savo kalbomis. Tikrai bravo. Ir net nebejoju, jog jūs esate kieno nors tai idealas. Ačiū Jums. Ir dar asmeniškai norėčiau padėkoti Daivai Kerieniai, kuri... prašau paklausti. Kuri jau nuo pat 9 klasės jausdavau, kaip jos akelės sekdavo kiekvieną mano žingsnį. Jausdavau, kaip koridoriuose netgi kameros seka mane. Kartais būdavo nejauku, bet nieko tokio. Žinoma, čia yra juokai. Esu be galo dėkingas jai už visą tai, ką jinai padarė dėl manęs per mano visą gyvenimą. Norėčiau atsiprašyti dėl to, jog kartais būdavau nedrausmingas pamokų metu, ar tai kalbėdavau, ar tai kartais dažnai nedarydavau namų darbų. Ir ačiū Jums. Ir dar norėčiau padėkoti Virginijai Kiselieniai ir Daivai Abišaleniai. Pagloti, kurios yra ne tik savo dirbamo darbo specialistės, bet ir puikios mainų programos organizatorės, kur labai gaila, bet abejoja, ar patirs tokio jausmo kitoje šalyje kiti mokiniai, jaunesni. Tai va, kodėl aš dėkoju Jums, dėl to, jog ši kelionė į Vokietiją
šis mainų projektas man atnešė be galo daug naujų potyrių, bei jūsų dėka aš suradau šitą nuostabią mergelę. Tai buvo didelis ačiū jums. Iš mano pusės manau viskas. Ar nutuokėt, kas ten viduje yra? Bet jį paprastai taip nebereikia. Matote, šitą žodį spindi sąskaitų lapą. Tai kiekvienas mokykloje, kiekvieną minutę matydavo šį lapą ir nekęsdavome jo. Taip pat dviratis, kaip Danevičiai be dviračių. Net neįsivaizduojama. Ir minėjau dabar kelionėje. Atvažiavo 500 km ir didžiuojuosi jumis tikrai, nes galiu pasakyti, kad aš tikrai nepajėgčiau to padaryti, o jūs tiesiog esate įkvėpėjai keliauti ir pažinti pasaulį. Lietuvos vėliava. Turbūt gal prie savo dviračius ir prisikabėjo, taip? Mūsų prisiminimai, mūsų norai, žodžiai parašyti jums. Kai keliausite kur nors ir neturėsite gal knygos ar kažko šalia, galėsite paskaityti mūsų laiškus. Sveiki visi. Man vieną nedrąsu, aš esu kompanijos. Kasdien žurnalai daug dėl pavardžių. Ir džiaugitės, kaip jūsų žodžio laukia. Tiek daug smalsių, žvalių akių. Čia būtų šalta, jei ne jūsų širdis. Čia būtų tamsu, jei ne jūsų mintis. Čia būtų liūdna, jei ne jūsų šypsnys, skatinantis, giriantis, atleidžiantis. Mėly mokytojai, mūsų vaikų praleisti metai gimnazijoje yra vieni iš svarbiausių gyvenime. Čia jūsų suteiktos žinios, patirtis, įskiepytos vertybės, bendravimo įgūdžiai suteikia pagrindą tolimesniam gyvenimui. Antraisiais namais 4 metus buvusioje gimnazijoje jūs, mokytojai, buvote ir liksite tie, kurių patarimai, padrąsinimai, supratimas, sudrausminimas padėjo mūsų vaikams tapti suaugusiais žmonėmis. Jūs, mokytojai, tai mama ir tėtis, draugas, psichologas, dramaturgas ir režisierius, gydytojas ir aktorius. Tai jūs atlikote su dideliu nuoširdumu, stiprybė ir išmintimi. Visų tėvų vardu, pridurčiau ir senelių, močiučių, netgi anūkų, kurie čia yra atėję. Dėkoju jūsų pačių išmokytų žodžiu. Ačiū. Ačiū už viską, ką suteikite mūsų vaikams. Ir tikiu, kad ilgai dar seksite juos debesyje, kurį galėčiau vadinti dideliu debesio gyvenimu. Gyvenimas ne pasaka.
darbų ir rūpesčių šventoji žemė. Laimingi tie, kurie save pamiršdami, kitus išmoko džiaugtis ir gyventi. Ačiū. Kai pasikeičia žmogus, kai visi jo troškimai išsipildo. Žemės ir dangaus, šalia jūros mėlynumo, iš žmonių šalia žmogaus tiek aplink nesibaigiančio gerumo. Labai svarbi diena ir yra šventė, tai yra 12-okų išleistuvės. Taigi nieko nelaukdamas noriu pristatyti Šilutės Vydūno gimnazijos 20-ąją laidą. Ir pirmieji eina 4-oji E ir 4-oji G klasės su kuratorė Lilija Laivai.
ir ketvirtoji mes su koordinatoriumi, kuratoriumi Sauliumi Plaimais. Pirminiai labas vakaras visiems. Iš karto noriu pasveikinti visus čia esančius 12-okus, kad pagaliau pabaigėme, ar ne? 12 klasių. Galime pasveikinti savo. Jau ką noriu visų paklausti, ar mes pasiruošę šį vakarą pasilinksminti. Jeigu pasiruošę, galim šaukt, klykt, plot. Matau, apie 12 valandų reikės krapštyti kažką nuo grindų. Iš tikrųjų dabar toks procesas. Jau visi keliaujam į antrąjį aukštą, kur jūsų laukia labai karšta vakarienė ir labai skani vakarienė. Kai mes pavalgom, visi grįžtam čia. 3, 2, 1, 20-oji. Šypsomės. Tai va, dabar nieks nebėgam, dabar pamuliuojam. Dešinę ranką iškeliam viršų. Va, labai gerai, šypsomės. Taigi, 3, 2, 1, šypsomės, fotografuojam 50 nuotraukų. Komandos sugalvojo šūkį ir aš iš karto keliauju prie šios komandos, tai yra 4-osios E. Ir dabar visa komanda turbūt sakys šūkį, ar ne? Taigi, pasiruošę, 3, 2, 1. O, gerai, paplojam. Cementas galvoja, cementas talonė. Labai gerai. Puiku, jūs dabar uždirbinėje taškų. Kiek taškų kol kas nesakau, bet viskas yra žymima. Tai keliauja prie šios komandos. Nu, agrastai, pasiruošę? Visa komanda, gerai? Pasiruošę? 3, 2, 1, važiuojam. Ten už krūmų, už agrastų pilna krūmai pilna. Gerai. Šūkis irgi taškus renkat. Nu, iš tikrųjų, kas pavadinimą turi agrastai, visada toks šūkis yra. Kad būtų vestuvės jubiliejus šimtadienį, visada toks yra šūkis. Taip, keliaujam prie Supermenų. Pasiruošę? 3, 2, 1, važiuojam. Supermenai iki aušros. Supermenai iki aušros. Teisingai, labai gerai, jūs uždirbinėje taškų ir ateinu čia kažką. Viskas, pasiruošę. Visas laikas baigėsi. Pasiruošę? Ai, sakė, pavogė mūsų šūkį. Bet tai jūs esat tapkės, o jie tai Supermenai. Jūs visi tas pačias tapkės, tai Supermenai. Gerai, pasiruošę? Paviršau žodžiais. Gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Irgi tapkės Supermenai vis iki aušros bus. Šaunuoliai paplojam jiems, tapkėms. Labai puiku. Taip, mylėjai, dabar mes iš tikrųjų šūkis geriausias, vienas iš geriausių turbūt buvo 4-osios E komandos, tai dėja ši komanda laimi pirmąjį etapą. Jūs gaunate taškų. Čia asistentas žymi taškus. Kita komanda irgi gauna paguodos taškus. Pačioje pabaigoje mes iš taškų žiūrėsim, kas laimės, gerai? Puiku, dabar mylėjai galime turbūt atsipalaiduoti, nestovėti taip. Biškai atsipalaiduoti, gerai, šventė yra, 12 išleistuvės. Reikia atsipalaiduoti, pagal muziką judėti ir švęsti. Tai aš noriu dabar pasakyti, kad kiekvienoje šventėje reikia tvarkos. Aš matau, kad jūsų be galo yra čia daug. Tai man reikia tvarkos. Taigi, iš kiekvienos komandos aš noriu, kad jūs išsirinktumėte direktorių. Gerai? Ką direktorius turės daryti? Direktorius turės visą vakarą žiūrėti, kad merginos neprisigertų. Gerai? Tai važiuoja, gal 30 sekundžių. Kas yra šios komandos direktorius? Tavo vardas? Edvardas. Paplojame Edvardui, nes jis yra šio vakaro direktorius 4-osios komandos. Užsidedam žiedą dabar. Čia yra žiedas. Taip. Dabar pažiūrim, ar jis veikia. Taip va.
Pats gali. Nenaikit už to, jo. Va, merginos, šis signalas reiškia, kad jūs negalite gerti. Ne? Ai, nu sako. Gerai. Edvardas pasiruošęs, važiuoju čia. Kas čia yra komandos direktorius? Koks tavo vardas? Lukas. Lukas. Paplojam Lukui. Koks konkurentas? Lukai, pažiūrime veikia. Veikia. Merginos. Nieko. Uždarom gerklės, jokių gėrimų. Kai girdėsi šitą signalą. Gali būti iš tikrųjų, kad Lukas specialiai nieko nedarys. Ir neskaitai. Va čia sakė, jau surišim, pamesim ir taip toliau. Puiku. Lukas pasiruošęs, važiuoju čia. Kiek matau vyras pasiruošęs, klausiu vardą. Edvinas. Ar galime Edvinui paplauti, nes jis arba trečiasis šio vakaro direktorius? Žinoma, reikia. Reikia. Merginos, jau skamba, taurės matau rankose vis dar. Ai, čia jūsų. Gerai. Čia yra komanda pasiruošus ir keliauju prie paskutiniosios komandos tapkės, kaip jūs laikotės, viskas normaliai. Jūs tikriausiai bus direktorius. Ne? Čia. Įdėjom prie jūsų vardas. Rokas, ar ne? Paplojim Rokui, taipogi. Sarku. Rokai, pažiūrėjau, reikia. O, veikia. Merginos, jūs jau žinot, ką tai reiškia. Dabar noriu jūsų direktorių paprašyti, kad vienu metu suskambintume savo signalus. Nu, pabandom vienu metu. Skambinam. Merginos, čia yra jums mirtis, žinokit. Negausit švęsti.